Mhm. Aha, Rugiliuko bus technikinė. Tu jau pasijungi, ne, girdėjau? Mhm. Ok. Pasiprašai leidimo, ne? Tai pasiprašiau. Sakyk, ką matai. Man negraži jos eterinės apsaugos spalva. Nematau, kad tai jinai būtų užsidėjusi savo apsaugą, bet tokia kaip būtų jungtis nuo matricos, kuri tirština spalvas, va tokio atrodo, kad vibracija žemina. Mažytė iš vidaus savo kažkaip tai skleidžia, bando kelti, o iš išorės vat, per tą jungtį jai tokį kaip spaudžia, žemina. Toksai kaip ir gaunasi tuomet toksai puf. Nežinau, kaip fiziniam lygmenyje tas pasireiškia, ar per emocijas, ar per tokia kaip žodžius, gal susierzinimus, bet kai susiduria tos dvi matricos, jos kažkaip tai sprogsta. Čia, jeigu apie spalvas, aš galiu pritaikyti tokį vieną punktą, gal čia pataikysim. Sakė, kai užsimerkė prieš miegą, nes mokinu ją pačią valytis pačiai, eina pro ją popieriaus lapui spalvoti, sustoja prieš baltą spalvą arba juodą. Kas čia? Va, juoda ir balta matrica, ta prasme, kova hibridinės ir normalios matricos. Vat, kovoja. O spalvota, tai čia kas yra? Jos pačios? Jos, aha, ta kova, atrodo, kad keletas vibracijas ir paskui tokį pum gauna ir iš hibridinės matricos tą šlangą, kad taip kova toksai kaip sprogimas įvyktų. Okay. Sakė, jaučia, kad jie kažkas hipnotizuotų ir trauktų save. Na, aš supratau, kaip per filmuką Mauglis, kaip gyvatė hipnotizuoja auką ir ji pati eina link jo. Taip. Paskui viskas dingsta. Čia tas pats vėl? Taip, nes aš matau, kad vat, žemina vibracijas per matricą apsaugos, o priešais ją stovi reptilija, toksai didelis reptilija ir jie vat, atrodo, kad hipnotizuoja. Tikrai taip. Toksai kaip eina manipulacija. Grinai manipulacija jaučiasi iš to. Gerai, tai pažiūrėk, tas reptilė jau prisijungęs prie jos? Ne. Jis laukia eilės, kada galės įlysti? Taip, kad paimtų ją. Man įsitina, vat, šitie reptilijos dažniausiai būna globaliniuose kontraktuose įkėlė koją į tą sielos sudėtį. Tai va toksai va eina. Net atrodo, kad kažkada toksai va, norėjau sakyti matytas, bet ne. Tai pažiūrėk dar, kas pase yra. Kas eterinėme lauke vyksta? Kažkaip ant akių uždėtos va, tokios kaip hologramos, kad būtų suintensyvinama ta manipulacinė va, tai hipnozė vyksta suaštrintai ir stipriau, nes ant akių yra tas surinktuvas kaip tą hologramą. Aktyvuoja tą smegenų centrus kažkaip tais vat neuronus. Ant galvytės irgi toks yra uždėtas, kaip būtų slopintuvas matricos. Mintis? Aha. Manipuliuojamos mintis? Taip. Eik tu savo. Kas dar? Širdyje yra tokios kaip skylutės padarytos, nežinau kaip čia, bet tokie kaip voriukai matau, kurie pragriaužia skylutę širdelėje, nutekina. Bet kaip jie įdomiai, kadangi jinai pati iš savęs jinai yra labai stipri, tokia pozityvi, tai jie bando sumažinti tą pozityvumą, numesdami vibracijas. Tas vibracijas numeta per tą apsaugą, per širdelės tokį nutekėjimą, vat ją kažkaip tai skapoja, va taip. Aš čia paskaitysiu, Rugilė kartais man kaip ne ji.
Ir vėl klaustukas. Čia gal pasirimtai nėra taškiukų. Pavyzdžiui, naktis vėlur pradeda verkti ir pykti, kad mes buvom išėję, pavyzdžiui, pas kaimynus ar panašiai. Ir tiek mane veda tiesioginė prasme iš kantrybės, čia mane per ją, ar vėl koks zarazda prilipęs, ar čia jos charakteris, kad viskas būtų pagal ją. Nes ji iš pavydo sesėms pasakys man, kaip fainiai buvo ligoniniai. Nu, tu tik, kai buvo fainiai ligoniniai, nes tu man tik tai skyriai tiek laiko. Čia jinai taip sako mamai. Man kaip pypt toks praėjus gydymus ir jai dzin, labai fainas nuotykis. Sako, gi pasveiksi. Ai fui, tipo ko aš čia nervinus. Pas ją gal, bet iš kitos pusės sako, tai gal ir gerai, kad pas ją toksai yra, pokui įjungtas. Pokui. Aha. Tai va tas ir yra, kad jos tas pokui ir yra tas kosmiškumas, kuris kelia jos vibracijas, o per tuos blokus, vat, kur sakau, ta reptilė, kuri manipuliuoja tos mintimis, vat, nuleidinėja tą apsaugą, vat, kai susijungia į hibridinę matricą. Tai leidimą gavusi vis tiek, jeigu jinai dalyvauja, jinai leidimą bent jau turi. Kaip jinai gali jai vadovauti, jeigu jinai neturi nieko, jokio leidimo, jokios jungties? Manipuliuoja per tą, per žvilgsnį, kur sakau, akyse yra įstatytos tos hologramos. Palauk, tada Lina, palauk. Hologramas kas įstatė? Matricos valdininkai. Tai maldininkai yra pas ją? Maldininkai yra. Tai labirintas irgi pakeistas? Yra labirintas. Bet pakeistas? Nes aš sakau, va tas, čia ne jos charakteris man ateina, o tai, kad, aišku, daug mentalinių plokštelių jau aktyvavusios yra, bet va ir yra, kad kai ne jos vaikas, tai kai hibridinė matrica susitrenkė su šita normalia matrica ir vadinai pasako tokius žodžius, kur sutrigerina mamą. Tai yra taip, kad šiaip taikinys yra mergaitė, bet automatiškai gaunasi, kad reikia panaudoti kažkokį tai asmenį tam, kad mergaitė panaudotų tuos trigerius. Aišku. Po nagais matau kažkokius yra kaip padatėlės pas mergaitę. Po nagais? Aha, implančiukai tokie sukeliantys irgi tą skausmą, tokį susierzinimą. Pas ją yra bėrimas ant veido kojų, paniešti valosi, ar čia valosi chemija, nes, žinai, po chemoterapijos tikrai pilna. Taip, čia ir valosi, bet iš kitos pusės jie pasinaudodami tuo valymusi aktyvuoja va šitos, kaip sakau, tuos vorus tokius, kurie griaužia širdelę, ten va tokie kaip irgi laksto po patirdinį kūną. Pasak Rugilės, jį turi baimę, jos neišnyko. Pavyzdžiui, važiuoju mašiną, kad kažkas nutiks, arba kai mamos nėra namie, tiesiog įlenda į mintis, kad mamai kažkas atsitiko. Bet jį pati veja mintis, kad jai viskas gerai ir ji tuoj pareis. Tai čia jai kiša tas mintis. Taip, per matricą žemina vibracijas tos apsaugos, per ją bando įeiti. Va, jinai aukšta vibracija ir jai tam, kad jinai būtų žemose, reikia pakišti baimę, pavyzdžiui, mintį, kuris sukeltų baimę ir tada, kad jinai nusileistų į žemyn. Žaliukė. Ok, toliau. Kaip jei mokslai nesąmonė, mes jau girdėjom per seansą, bet kas blokuoja jos atmintį? Ar čia Rugilė pati su savo nenoru? Jai labai ypač sunkiai sekas matematika. Slopintuvas irgi šitas veikia plius galvoje, kur sakiau. Slopintuvas irgi iš maldininkų neįdėtas. Matricos, bet iš maldininkų. Ok. O šitie maldininkai turi kontraktą jau ar leidimą? Leidimą. Gerai. Čia.
čia kaip ir viskas iš to. Dabar pasakysiu, kas pasikeitė. Nebėra staigių pykčio priepuolių, smagu, kad supranta ir domisi ezoterika, kiek jos suvokimas leidžia 11 metų. Dedasi pati savo programas, pavyzdžiui, aš užlipu ant vinies su koja, jį labai susikrimto. Ant rydienos klausė, kaip koja, o man iš ties padėjo, nes galėjo vaikščioti ir užgyjo labai greitai. Ar čia sutapimas, ar iš ties jinai geba? Man atrodo, kad jinai geba. Daugiau energijos, sukalbamesnė, daugiau pasitikė savimi. Va čia iš tos pusės, kas pasikeitė. Taip. Klausimas, kaip jos imunitetas? Ar tu gali pažiūrėti iš eterinės pusės? Nes čia klausimas apie 3D imunitetą. Mes tokių galių neturim žiūrėti 3D imunitetą. Galim pažiūrėti per eterinę pusę. Eterinės kūnas kovoja, tai yra pasąmonė, kuria šitas apsaugas ir tai, kad rodo, kad jinai skleidžia iš savęs tą pozityvumą, kelia vibracijas, tai yra eterinėme lygmenyje tas imunitetas. Gerai. Iš tos pusės viskas. Kovo mėnesį buvo seansas, tai realiai jau daug laiko praėjo. Šitos pusės. Galvau, kad vasara buvo, kaip laikas greit bėga. Su manim nenuobodu. Tikrai ne, kurgi čia bus nuobodu. Taip, tai žodžiu, pas ją yra reptilija, kuri tenai vaidenasi, programos, širdelėje vorai. Bet jie vis lakstantis. Lakstantis, gerai. Hologramas, galva slopintuvas, maldininkai, labirintą jau pakeitė. Jau. Gerai. Perduok jai informacijos burbuliuką su visom antivirusiniam. Paduodu, susikuria savo. Aktyvuoja. Programos. Lūžta. Žinai, kad dar pažiūrėk kraują jos, pažiūrėk mane kažkaip tai... Nepatenka kraujas. Va. Programų matau kažkokių tai yra. Kraują perkošiam dabar. Skysčius irgi kraują. Ir imunitetas automatiškai pagerės 3D. Padarom. Taip, dabar šitos hologramos išnyko, ne? Programos išnyko. Taip? Ar hologramas reikia išimti? Manualiai. Ne, išnyko. Slopintuvo šitas. Liekana šitas išima. Manual. Išime, gerai. Dabar taip, sunaikina leidimą su maldininkais. Išmeta. Sunaikina kontraktą, pasistato savo naują. Labirintą sunaikina. Sakai, kontraktą sunaikina, pasistato naują. Teisingai. Oi, aha. Gerai. Šitie vorai visi dingo, ne? Taip, persikošė. Iš akių viskas, galva taip. Po nagais irgi, ne? Ten sakai, kur buvo. Programinės. Viskas ok. Gerai, dabar žinai ką, nepamenu, ar mes mamai davėm Nijolės sakinius ar ne, nes nedavėm. Tai va, duok abiems Nijolės sakinukus.
Kai mes duodam programas, tai automatiškai įeina visos tos antivirusinės programos, ten visada būna akiniai. Tai reikia savo pasąmoniai duoti komandą, kad aktyvuotų. Tai nėra, kad aš Gerai. vieną duodu, kitą neduodu. Viską duodu į krūvą. O gal. Į kišenę vieną įsidedu. Gerai, tai žodžiu, aktyvuojasi visos antivirusinės, ko reikia individualiai. Taip. Gerai. Nu, aš tai žinau, aš tai sakau, kad, ta prasme, kiti žinotų. Ok. Toliau, mentalinės plokštelės. Išmetam. Super. Dabar emocinis kūnas. Duodu burbuliuką. Susitvarko emocinį kūną. Padarom. Taip. Reikėtų pamokinti vaikus irgi kaip emociją savo išimti. Identifikuoti kurią, į delniuką, kaip paleisti. Taip, atidaryti erdvę ir išmesti. Ir uždaryti erdvę. Labai gerai veikia. Tai va, gerai. Iš tos pusės viskas. Pažiūrėk dabar čakrų veiklą. Čakrų subalansuotos, jos gražiai juda. Žmogaus dalis irgi gražiai atrodo. Labai gerai. Nusikerta, man taip jinai rodo, kaip nusikerta tą ryšį nuo reptilijos. Nebuvo kontraktų leidimo, bet buvo kažkoksai kaip... Nu, sakau, vis tiek yra ryšys. Jeigu ryšys yra kažkoks kaip ir, leidimas per kažką galbūt buvo per maldininkus. Gerai, viskas įsivalo. Ir žinai, man toksai galimai ateina toksai variantas, kad ta reptilija buvo per kažkokį žmogų atėjusi. Taip. Tai vat su tuo žmogumi, kas jisai bebūtų, ir aplamai žmonės, kurie yra tokie, kur per juos bando prasibrauti, čia gali būti bet kas, čia ir gali būti mokykla, ir gali būti šeimos kažkas, tai, iš giminės. Ok. Ar iš draugų netgi. Čia iš bet kur gali būti. Iš paštininko to gali būti. Jo, viskas. Nusitraukia visus energetinius ryšius. Archyvai, pažiūrėk, pasiek kokie, nes tuo metu tikrai nebuvo. Negeri archyvai, matau parazitų. Va, matai, pat pakliuvai. Parazitė. Kokie yra? Tie musiai. Aha, išsukiot kojytės jiems. Paleidžiam antivirusinę, sunaikinam, susitvarkom archyvus, sujungiam ryšį, jungtį. Ir dabar matau, kaip jinai savo pinigų matricą irgi susitvarko, aktyvuoja su skaitmeninė pinigų matrica. Ir pasižiūrėk, ar pas ją yra antra širdelė. Dabar jinai su manim nueina į saugyklą. Saugu jie yra pasimti jie? Taip, saugu. Man ateina, kad saugu. Gerai. Paleidžianti virusinę ir įsiintegruoja. Taip. Super. Aktyvuojasi. Gerai. Dabar jau viskas padaryta, ne? Nieko nepamiršom. Ne, šitais, kad mamai ir būtų ramiau, tai kai jinai susitvarkė labirintą, tai jinai ir prisidėliojo ten informacijų, burbuliukų apsaugėlės, dronus pasikelia ir atsinaujina apsaugą. Tą nuima, tą, kur hibridinė matrica buvo pajungusi tuos laidus, kad žemintų vibracijas, tai jinai tokia kaip išmeta tą, atsijungia, o pasidaro savo tos degančios saulės tokios tą apsaugą. Labai gerai. Super. Nu gerai, šiandien užteks. Viskas išvalyta, sėkmės Rugilei. Toliau su praėjusiu gimtadieniu, mane? Čia Rugilės buvo praėjusiu. Taip, su praėjusiu gimtadieniu, taip. Sėkmės. Sėkmės.